Ar tu esi Greta? Taip. Tu esi Greta? Taip. Tai tu esi ta Greta, kuri buvo salėje ir kuri persirengė ir atėjo čia. Kuri netyčia čia buvo iškviesta padainuot, pabandė padainuoti ir sakė, ką tu čia veikiai, ateik į šitą pusę, taip? Dažna šiuolaikinė pasaka taip ir prasideda. Ėjau pro šalį ir štai, stebuklas. Net nenorėjau čia eiti, iš tikrųjų, bet draugai prikalbino ateiti pasiklausyti. Filmuojant atrankas per pertraukėles vyksta keiščiausių dalykų. Marijau, Taip. turim tau pasiūlymą. Mergina nori duoti tau saldainį, bet už tai nori su tavim apsikabinti. Bet tik apsikabinti. Gerai. Žiūrėk, dabar aš tau duosiu saldainį, jeigu tu su manim apsikabinsi. Gerai? Žiūrėk. Per atrankas cukraus kiekį kraujyje reguliuoja daugelis. Būna, kad pasiseka ir teisėjams. Tik nereikia to vadinti kišiu, gerai? Nes dažnai tenka tiesiog keistis dovanomis. Marijau, gali padainuoti 3 milijonų žmonės, labai prašo. Bet aš dainuosiu, aš daugam nežinoma, bet aš parašiau ir vokišką šitos dainos versiją. Sich ins Blachmanchens Bochen, bin Dachen, den Skein, bin und Rachen, den Blanken, John Gwong, en Hecke mit Lachen. Sich heiken mit Lachen, und Brain, don't see coming. 3 milijonai. Bet dažniausiai pertraukėlių metu dalinami saldainiai. O dėkingi žiūrovai tai eilėraštį, tai šokį padovanoja. Tiesa, dažniausiai jie dainuoja. We found love in a hopeless place. Jis galėtų laimėti X Factorį. Tiksliai. Praėjusiame X Factoriaus sezone vieną salėje uždainavęs vaikinukas atkeliavo beveik iki finalinio 20-tuko. Taigi laimę bandyti verta. Nori iš tos pusės? Dabar! Dabar iš karto. O, taip. Duokit mikrofoną! Tiesiog atėjau paklausyti, kaip kiti dalyviai dainuoja ir norėjau saldainių. O štai ir mūsų herojė Greta. Kamerų netyčia pastebėta dainuojant salėje kitai merginai. O netrukus ji ir pati jau stovėjo šalia salės mikrofono. There's much confusion running round through my head. O tu nenori tenai? Ant scenos. Wow. Ateik. Dar mikrofonas. Va tai tau. Kada ateisi į X Factorių? Eik ant scenos. Žiauriai Kodėl? tikrai. Pala, žiūrėk. Tai, žiūrėk, tai tu atėjai paflirtuoti dabar čia. Greitai scena. Taip nesažininga daryti. Žodžiu, po to Gretos draugės nuoširdžiai plovė jai smegenis ir įkalbinėjo nepraleisti netikėtai dribtelėjusios galimybės. Nu tai rašykit. Greta net laikė ir netrukus jau raitė galbūt net jos ateitį nulemsianti parą. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kur tu? Iš Kauno. Kiek tau metų? Iš Kauno Bus salės. 20. Bus 20. Gerai, o tavo svajonė muzikinė? Tai be abejo, tikriausiai kaip daugelio, tai tapti žvaigždė, bet aš po biškį ir kilu tais laiptukais. Aha. Į ką tu lygiuojasi? Kokia tavo žvaigždė? Jeigu iš užsieniečių, tai būtų Beyoncé, o šiaip iš tikrųjų, nemeluosiu, bet džiazu man labai patinka. Kokią dainą tu atliksim? Džiazo standartą Nature Boy. O, nu gerai. Oi, kaip gražu. Pastandartinam. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea.
has to love and be loved in return. Ačiū, Greta. Pasijutau kaip geram restorane. Su labai brangia solistė. Gerai, Marijau. Net jeigu būčiau pats pikčiausias žmogus pasaulyje, aš nerasčiau nieko, ką tau pasakyti blogo. Tu esi brangakmenis. Aš tiesąkant, klausydamas tavęs, aš pagalvojau, kad aš tiesiog žiauriai užsimaniau įsigyti šitą dainą. Aš tiesiog noriu ją klausyti ir noriu, kad tu ją dainuotum. Nuostabu. Ačiū. Justė. Visų pirma, labai ačiū tau už dainos pasirinkimą. Tai yra vienas gražiausių džiazo standartų. Mano mėgstamiausia daina. Mano beveik irgi. Gerai. Čia tokius kumutės susikudakavo. Klausykit. Niekad nesuprasim, atsiprašau. Tikrai jūs niekada nesuprasim. Svarbiausia, kad mes abidvi suprantam. O dar aš tau labai noriu moteriškai pasakyti, kad tu esi labai graži. Jeigu aš būčiau jie, tau iškart ir jis taip... Mes Greta tą patį galvojom, tik nedrįsom tą pat sakyti. Matai, aš drąsesnė. Aš norėjau pasakyti, jūs čia dabar gadinat. Bet aš vis tiek pasakysiu. Sauliau. Gerai, aš manau, kad... Galima aš šį kartą nuspręsiu už visus, nes aš žinau, ką jūs galvojate, aš skaitau jūsų mintis. Tu visiems gražiai, tu dainuoji nerealiai, daina nereali, norim tave išgirsti kitam ampluą, tu turi 4 taip, tu keliauji kitą etapą. Ačiū. Visai kitokia nuotaika. Tokios nuotaikos mes dar neturim iš to. Super. Švariai, kristalinė. O man nepatiko. Ai, Sauliau. Ai, jau tik tai. Nerealiai. Man nepatiko, žinok. Kristalinė degtinė. Mano jinai favoritė dabar. Absoliučiai. Greta, vos neįvyko nepataisoma klaida. O juk galėjo būti taip, kad mes tavęs ir neišgirstume. Galėjo tai būti. Tu šaunuolė. Labai ačiū, kad atėjai pas mus. Ačiū. Susitiksim kitame etape. Visa. Ei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.